Sveiki visi. Padarysim tokį video, prikelsim užmirštą projektą pirtį, nes jau 2 ar 3 metai niekas buvo nedaryta. Tai pradėjom truputėlį judėti priekį, kiek laikas leis. Turėjom lentų štabelį, 3 ar 4 metus irgi gulėjo, tai 3 eilės paskutinės prie žemės supuvusios visai. Čia, žodžiu, prisizaimavom lentų, iš viengubo pjovimo buvo. Įsivalėm dilgėlės, išsikopėm su žmona ir eisim toliau daryti pirtelę. Čia nekreipti dėmesio, išsineš. Žodžiu, dėsis dar tokios lagės, skersuosios, po to eis šitos lentos ant viso dugno ir paskui ant tų lentų dėsim, nežinau, dabar išsiaiškinsiu, kas geriau, ar vata, ar kietas polistirolis, tas pamatinis vadinamas nifauminis, kaip jis ten. Ir po to dėsis OSB. OSB dažysis specialia ten tokia, ne tai, kad dažysis, bet tepsis specialia guma. Ar kaip jinai ten vadinasi, ant kurios paskui tiesiai galima bus klijuot plytelės. Žodžiu, pirtis yra 5,70 ant 2,70. Aišku, dalinsis per pusę. Ten pirtis, čia priešpirtis. Nusiplėšim seną difuzinę, nes irgi 2 metai ar 3 buvo niekas neapkalta, tai difuzinė supuvo. Aišku, stogas viskas uždėta. Ir imsim lauktas lentas vis dėlto. Šitas irgi, žodžiu, nes paprasčiausiai nelabai ir patinka taip. Ir kas darosi, man nepatinka, kad darosi tarpai, apšakinėja, čia iš vis kokie tarpai visur, ten matosi dar didesni. Ne, man taip nepatinka ir netinka. Darysim, žodžiu, kaip namo, horizontaliai. Dažysim tokią pat spalvą, kad plytelė atrodytų kitaip. Čia bus terasa, bet mažinsim irgi tos 2, 4, 6, 8 polius versim lauk, nes nebereikia, užteks 3 ant 5, kiek čia gaunasi, vaikai prūdo tokią terasą per akis. Mes turim prie namo beveik 50 kvadratų terasą, tai čia nebereikalinga. Užteks tokios. Žodžiu, pajudinom projektą, dabar tvarkomės, pjaunam baltas, ten tas supuvusias lentas, kaip sakant. Čia tie galai irgi nusipjaus. Žodžiu, bus toks projektėlis, trumpas toks video. Sukasi malūnas, gamino elektrą, saulutė taip pat, zeimeriukas įjungtas, nes elektra nuosava, tai negaila. Tai va, turim prūdą, iškantis pritrešė. Vanduo šiemet labai nukrito, nes labai sausa. Bus toks pirties projektėlis. Pirma dalis. Darau pats, nieko nesamdau, tai stengiuosi, kaip sakant, ir daryti pagal save, ne pagal kitų visų, kaip sakant, nuomonės, nes kaip žmogus taip nuomonė, kaip sakant, tai čia būtų, nežinau, absurdas daryti. Kaip kažkas, sakykime, vienas pasakė ir visi taip daryti. Aš turiu savo nuomonę, turiu savo darbus, kaip sakant, savo strategiją ir taip dirbu. Nes
daryta viskas yra mano rankom, nieko nesamdžiau, nei garažai, nei namai, nei niekas. Žodžiu, viskas padaryta paties. Tai dėl to, kaip sakant, aišku, bus tų kritikų, kad blogai darai, kažką ne taip, ten taip. Aišku, nieko nesakau, būna taip, kad pasisemi minties, bet pagalvoji, kažką prisitaikai savaip vis tiek. Tai va, žodžiu, toks projektėlis. Judėsim į priekį, kiek galėsim. Teks ir žiemą, aišku, susidės grindis, užsikals difuzinę, apsikals sieną. Bus žiemą galima dirbti viduj, kaip sakant, dėti toliau lages, grindis, šiltintis po biškį, sienas taip pat. Ir daryti toliau, sakyti, langą reikia, duris, žodžiu, darbų pilna. Žodžiu, toks video tam, kad kažkas pasižiūrėtų, nei mokinu, nei nieko, kaip sakant, kas nori pasižiūrėti, kaip darysiu, gal kažkas, kaip sakant, irgi paims mintį dar kažką tokio. Parodyti paprasčiausiai, kaip aš pasidarysiu savo partelę. Kągi visiems geros savaitės, darbingos ir susitiksim kitose video.